Įsivaizduokite Geoportal LT kaip restoraną, siūlantį platų meniu. Jame šimtai profesionaliai parengtų interneto žemėlapių ir duomenų rinkinių, patiekalų ingredientai, įvairūs duomenys. Nurodyti jų savininkai, tik nėra kainų, nes Geoportalo paslaugos teikiamos nemokamai visiems. Iš Geoportal LT teikiamų duomenų galite pasigaminti jums patinkantį patiekalą. Pasirinktos erdvinių duomenų peržiūros paslaugos yra žemėlapio sluoksniai ar jų rinkiniai, kuriuos galima kloti vieną virš kito. Taip sudarant savo žemėlapį, galite peržiūrėti ir šimtus jau sudarytų žemėlapių. Geoportal LT skirtas visiems, ir profesionaliems naudotojams, ir mėgėjams. Matininkai, žemėtvarkininkai, planuotojai, geografinių duomenų tvarkytojai naudoja Geoportal LT paslaugas kasdieninėme darbe. Valstybės tarnautojai ir politikai jame randa informaciją sprendimams pagrįsti. Mokslininkai analizuoja duomenis, piliečiai stebi situaciją, ieško atsakymų apie nekilnojamo turto vietą, aplinkos būklę, krašto istoriją. Vieta visada svarbi. Paieškokime informacijos apie vietą, kurioje mes šiuo metu esame. Sėlių gatvė 66. Pakanka Geoportalo paieškos juostoje įvesti adresą, vietovardį arba koordinates. Kas dar čia yra? Įsijunkime gamtos paveldo objektų sluoksnį ir paieškokime jų savo sklype. Sklype yra 2 saugomi medžiai – žvėryno šešiakamienė liepa ir žvėryno glaustašakis ąžuolas. Matome supančios aplinkos topografinį žemėlapį – gatvių, šaligatvių dangas, želdinius. Ar mūsų aplinka sveika ir saugi? Patyrinėkime aplinkos triukšmo duomenis. Šalia triukšminga Narbuto gatvė. Naktį triukšmo stiprumas apie 50 decibelų, panašiai kaip lietaus garsas. Dieną apie 70 decibelų, panašiai kaip durų, telefono skambučio garsas. Koks vietovės reljefas? Geoportal žemėlapių naršyklės įrankiu nubraižysime norimos vietovės reljefo profilį. Pavojingų objektų šalia nėra. Pamatuokime atstumą iki Saltoniškių žiedo. Žemėlapiai gali būti peržiūrimi jūsų pasirinktų masteliu nuo 1 iki 500 ir nuo 1 iki 3 milijonų. Keičiant mastelį, keičiasi ir žemėlapio turinys. Sujungiant įvairius vaizdus, galima pastebėti neakivaizdžių dėsningumų, priimti geresnius sprendimus. Skirtingais gyvenimo etapais gyvenamoji vieta pasirenkama vis kita. Vieta svarbi ir kai nekilnojamas turtas perkamas kaip investicija arba antri namai poilsiui. Geoportale randu reikalingą informaciją apie objekto vietą, kai klientas perka arba parduoda nekilnojamąjį turtą.